Na, pirmi du kėliniai buvo nervingi abiem komandom, matėm, kad labai nerezultatyvus buvo. Po ilgosios pertraukos išėjom gal šiek tiek užmėgę, gal įsigandom, kad galim laimėti, nes, sakysim, komandų Ukmergė tikrai stipri. Be abejo, džiugu žaisti prie tiek žiūrovų, toks renginys tikrai smagu. Pirmos rungtynės ar psichologinė ta įtampa kaustė? Be abejo, esam jauna komanda ir kai kuriem pirmos rungtynės RKL ir ta įtampa jautėsi, aišku, čia nepataikėm turbūt metimų procentų iki 30%, 20, nežinau. Tai įsivažiuosim, manau, čia pirmos rungtynės įsivažiuosim. Pats nemažai metimų atlikai, nemažai baudų metėjai, 3 prametėjai, po to ten nušailės. Nuovargis čia buvo ir apskritai treneris sakė žaisti agresyviai, kad daug pražangų prieš tave buvo. Kad nuovargis tai nepasakyčiau gal. Agresyviai tai be abejo, jie turėjo 4 komandinės pražangas ir lengvi taškai 2 baudas yra. Aišku, pasiek nepavyko, dirbsim, nežinau, namie, bet ėmė šitas baudas. Ką žinau, tiek gal. Tai kitose rungtynėse jau atrodysit kitaip, jau to jaudulio nebebus? Be abejo, šeštadienį namie žaidžiam, visiems važiuojam bus sunku prieš mažais namie.